Į konversijos projektus pirkėjams kartais būna nedrąsu ateiti pirmiem. Dar rajonas dar toks nepasikeitęs, ar ne, ir kad čia dar tik pirmas, ar antras, ar trečias projektas, o dar keletas negražių statinių ar apleistų sklypų yra likę. Mes turim ne vieną ir ne 10 tokių projektų per visą pasaulį, kur atrodė buvo nelabai patrauklu, pradėjo vystytis ir tapo visiškai prestižiniai miesto rajonai. Konversija traukė viena kita. Be to, kur yra tokių smulkių dalykų sužiūrėjimas, kad žmogui būtų gera gyventi. Atrodo, dar visai neseniai Paupyje buvo gamyklos ir sandėliai. Tačiau dabar, praėjus 7-8 metams, tai yra vienas brangiausių mikrorajonų Vilniuje. Priimant sprendimą, kur įsigyti būstą, yra labai svarbu suprasti ne tik, kokia situacija yra dabar, bet ir koks yra tos vietos potencialas. Mes matom, kad šiaurės miestelis, Mūnai, kurie yra šalia visai, tai yra didžiausias pokyčių centras Vilniaus mieste, dėl to, kad čia yra be galo daug potencialo, tiek iš to, kad daug vietos yra, kuriuose galima daryti konversiją ir pakeisti iš apleistų nei pilnai išnaudojimų gamyklų ar sandėlių į labai gerus projektus. Mūnai yra ypatingas projektas dėl to, kad tai yra visų pirma skirtingų paskirčių sujungtas projektas. Mes turim ne tik tai daug butų pastatyti, bet turim lygiai taip pat ir komercijos, tai yra ofiso, prekybos pirmame aukšte, praktiškai visi pastatai turi prekybinių centrų. Jis gaunasi mixed use, angliškai tai vadinamas, skirtingų paskirčių, kas projektui duoda labai daug gyvybės. Online susitikimas nėra pasikalbėjimas telefonu ar webo apžvalgos parodymas. Kalbame apie visas jautriausias nekilnojamo turto vietas. Mes akivaizdžiai iš viršaus parodome visą išfilmuotą medžiagą, paliečiant ne tik projekto lokaciją, bet ir aplinkui esančią infrastruktūrą, tam tikslui, kad klientas valdytų visą teisingą informaciją ir galėtų priimti patį naudingiausią savo sprendimą. Vilniuje iš tiesų pavyksta prisitraukti žmonės. Skaičiuojame, per pastaruosius 4 metus į Vilnių atvyko apie 27 000 gyventojų. Akivaizdu, jog jiems reikia būsto. Vadinasi, laukiančiųjų ir stebinčių rinka yra labai daug. Yra labai svarbu būti pasiruošus veikti, kol visi laukiantieji nenusprendė to daryti vienu metu. Klientam yra įprasta, kuomet vystomas projektas, vystytojai pakviečia į šalia sukurtą pardavimo atstovybę. Tačiau tokios pardavimo erdvės, kokias sukūrėme Mūnuose, tikrai nėra visame Vilniuje. Įsivaizduokite, dideliame plote virš kelių šimtų kvadratinių metrų mes pakviesime susipažinti su įdomiu maketu. Ant žemės 2D brėžinio pagalba klientas galės pasivaikščioti po savo erdvę, netgi pasiplanuoti baldų išdėstymą. Dažniausiai gyventojai savo būstą keičia kas 5-7 metus. Tad jeigu norite įsigyti būstą savo ir neketinate jo nuomoti, taip pat turėtumėte įsivertinti, jog po 5 metų būsto vertė bus paaugusi apie 30%. Šiais laikais galimybės investuoti yra labai plačios, tačiau investicija į nekilnojamąjį turtą yra viena saugiausių. Įsigyjant būstą svarbu ne tik estetika, bet ir kokybė, ilgaamžiškumas. Mūnų projektas tai yra vienintelis naujas gyvenamasis projektas šiaurės miestelyje. Pati vieta iš savęs yra labai arti centro, labai praktiškai miesto vidury, visas pusės lengva susiekti. Žmogus šiuolaikinėme gyvenime patiria daug informacinio triukšmo, skuba kiekvieną dieną. Todėl ieško ramybės gamtoje. Mūnai yra stilingiausias projektas tiek savo eksterjeru, tiek galvojimu, kaip žmogus praleis laiką savo vidinėme stilingame kieme. Todėl gausiai jį apželdiname, kad jaustumėte gamtos dvelksmą. Tarp gyvenamųjų ir komercinių zonų mes padarėm tokią promenadą, alėją, kaip pavadinsi. Ir vyšnių ant tortų yra būtent fontanas, prie kurio galėsime pailsėti, kaip mėgsta vaikai netgi pažaisti ir pasitaškyti jame. Kai konversija įsigyvendina, tie rajonai, kurie buvo nepatrauklus apleisti, tampa pačiais geriausiais rajonais, nes tai yra naujausiai pastatyta, geriausi sprendiniai, želdiniai, multifunkciškumas dažnai užtikrinamas yra, dėl to čia yra geriausia investuoti.